Apie ką kalbėsim šiandien? Turbūt apie maistą, ne? Apie maitinimosi įtaką mūsų sveikatai. Teisingai? Iš tiesų, tai labai nenoriu kalbėti apie tuos įprastus dalykus, kuriuos mes kiekvieną dieną girdime iš dietistų, iš mitybos specialistų, iš dietologų, iš, daug gydytojų, kuriuos mes susitinkam kiekvieną dieną savo kelyje. Kiekvienas sako, kad reikia rinktis tinkamą maitinimąsi, reikia subalansuotai maitintis, tinkamai laiku rinktis, kada miegoti, kada keltis, ta dienotvarkė, kad būtų įprasta, kad streso turėtume mažiau. Taip išeina, kad mes turėtumėm rinktis savo darbus, nors ne kiekvienas galim turbūt keisti darbą, pamatę, kad mes jame gaunam daug įtampos. Apie tai nenorėčiau kalbėti ir apie produktų, tas subalansavimą angliavandenių, baltymų, riebalų, nes tai turbūt yra antiek įprasta ir antiek girdėta ir net ausys skauda kartais. Mums visiems apie tai girdėti ir iš karto turbūt praskrolinam, išmetam tą informaciją iš savo akiračio ir nebenorim apie tai klausytis. Aš norėčiau kalbėti iš kitos pusės. Norėčiau šiandien kalbėti apie tai, kad kodėl pas mane gyvenime atsiranda kažkokios tai problemos su sveikata. Kai mes užduodam klausimą, kodėl, mes pradedam ieškoti atsakymų. Jeigu mes tiesiog atsiduodam tėkmei, nueinam pas gydytoją ir ieškom iš jo patarimo, atsiduodami savo kūną į jo rankas ir patys neprisimam jokios atsakomybės savo veiksmais, savo gyvenimo būdu, mes iš karto prarandam galimybę sveikatintis. Nes jeigu mes jau turim problemą ir tą problemą sprendžiam post factum, nueidami pas gydytoją, tai iš tiesų tai yra tik problemų bandymas užtušuoti problemas. Iš tikrųjų mes patys turim jas spręsti, tas problemas, ir mes turim jas atrasti, užduodami savo tinkamus klausimus. Nes užduoti tinkamas klausimas, mes dažniausiai gausim ir tinkamą atsakymą. Ir uždavę netinkamą klausimą, dažniausiai gausim ir netinkamą atsakymą. Tai klausimas toks, kodėl man taip atsitiko, o kitiem neatsitinka, tai irgi blogas yra klausimas. Aš norėčiau, kad kiekvienas iš mūsų užduotumėm klausimą, ką aš tokio dariau, kad pas mane atsitiko tam tikra problema. Ar man skauda galva? Ir atsitiko ta problema, kad skauda galva. Galbūt kažkam padidėjęs kraujospūdis. Ką aš tokio dariau savo gyvenime, kad man taip atsitiko? Ir ką aš galėčiau padaryti kitaip, kad man keistusi? Ir visą tai tikrai gali įtakoti maistas. Ir tinkamas maitinimasis ir tam tikrų maistinių medžiagų gavimas mūsų maiste, jisai turi ypatingai didžiulę reikšmę mūsų sveikatai. Tai šiandien dienai mano pokalbį norėčiau, kad jisai būtų būtent apie tai. Jeigu mes su šaukštu galim save įtakoti taip stipriai, tai reikėtų paklausti, kas įeina į tą šaukštą ir kokias medžiagas mes gaunam ir iš kur jos atkeliauja. Mano vienas iš paskaitų ciklų praeitais metais buvo tylus maisto pasikeitimas. Kaip tyliai nepastebint visuomeniai, iš tiesų mūsų maistas labai pakito. Ir jeigu sugrįžti 30 metų atgal į mano vaikystę, aš atsimenu, kad aš gaudavau dar tais laikais rublius, keletą rublių eidavau į parduotuvę. Aš matydavau maisto produktus visiškai natūralius. Aš matydavau maisto produktą, kuris būdavo užkimštas tokia aliuminio dangteliu, kurį namuose tiesiog nusiėmus, tu galėdavai gerti pieną. Sūreliai gyvuodavo, jų galiojimo laikas būdavo kelios valandos, nespėjus suvalgyti, jisai surūgo. Duonos keletą gaminių, kurie irgi būdavo visiškai natūralūs. Žuvis, keletas rūšių mėsos
Ir nebuvo tiek daug pusfabrikačių, nebuvo tiek daug gražiai pakuotų saldainių, kurie šiandien dienai traukia taip akį mūsų mažuosius, na ir suaugusius irgi taip pat. Taip kad tas maistas tyliai pasikeitė. Pasikeitė ne tik popieriukas, ne tik tas įpakavimas gražus, pasikeitė veikliosios medžiagos esančios tame maisto produkte. Ir vat būtent maistinių medžiagų pasikeitimas mūsų maisto produktuose šiais laikais ir atvedė mus į tas problemas, kurias mes susikūrėm valgydami tą maistą. Ir pagrindinės problemos yra įvardyjamos kaip suvartojimas riebalų mūsų maiste. Mes šiandien dienai valgom žymiai daugiau riebaus maisto. Mes šiandien valgom maistą, ar mes būtumėm veganai, ar mes būtumėm vegetarai, ar visavalgiai, mes valgom maistą, kuris keptas, skrudintas riebaluose. Visiems skanu. Visiems patinka valgyti truputėlį apskrudusi, traškantį maistą. Ir jisai tikrai yra ir vizualiai skanesnis, ir mūsų skonio receptoriams skanesnis. Kodėl taip yra? Todėl, kad riebalai sugeba atskleisti maisto spalvas. Riebalai sugeba praturtinti maistą įvairiais poskoniais. Jeigu dar naudojam papildomus prieskonius, maistas tampa išraiškingesnis. Taip, kad riebalai buvo naudojami šiandien dienai maisto pagardinimui, paskaninimui. Ir aišku, apdorojimas yra riebaluose skrudinti žymiai greičiau negu ten kelias valandas truškinti ar pusantros valandos truškinti. Tai yra žymiai ir greitesnis paruošimas. Tačiau su tuo mes gaunam per didelį kiekį tam tikrų riebalų, o skrudinama riebaluose, aišku, ant tų pigesnių riebalų. Mes kalbam apie palmių aliejų, apie saulėgrąžų aliejų, apie sojų aliejų. Tikrai yra galbūt tik tai aukščiausio lygio restoranai skrudina, galbūt ir tai labai retai, maistą alyvuogių aliejuje. Ir kartu su tais pigesniais aliejais mes gauname per didelius kiekius taip vadinamų omega-6 riebalų rūgščių. Tai yra augalinės kilmės riebalai, iš pažiūros atrodytų, kad jie yra visiškai nekalti, tačiau per didelis kiekis šitų riebalų mūsų organizme sukuria taip vadinamus medžiagų apykaitos sutrikimus ir iš to pasekoje atsiranda lėtiniai uždegiminiai procesai. Vien tik tai vieną maistinę medžiagą paėmus, mes gaunam didžiulę žalą savo, jeigu mes to maisto valgom daug. Na, turbūt ne paslaptis, kad tie spalvotai suvinioti popieriukai ir juose slypi maistas, kuris praturtintas cukrais. Tikrai ne man reikia pasakoti, kad tas maistas yra skanesnis, gardesnis, saldesnis ir visaip kitaip praturtintas cukrumi, jisai daro didžiulę žalą mum. Tai dar vienas pasikeitimas, kai atsirado pramonė ir tie saldus maistas, cukrus, druska ir kiti konservantai tapo maisto produkto galiojimo prailgintojais. Tai reiškia, maistas praturtintas šitom maisto medžiagomis, jisai žymiai ilgiau galioja. Kam tai naudinga, nuspręskit patys. Bet žmogui kaip vartotojui, man tai yra nenaudinga. Man naudinga gauti natūralų maisto produktą, jį suvalgyti ir gauti kuo tinkamesnės maistinės medžiagas. Tada tą maisto produktą, kad gaučiau tinkamesnės maistinės medžiagas, aš turiu kuo mažiau apdoroti. Tai reiškia, kuo mažiau jisai turi būti keptas, kuo labiau natūraliau ir žemesnėje temperatūroje paruoštas, tuo daugiau išlieka tam tikrų maistinių medžiagų, kurios man yra naudingos. Tai štai du dalykai, kas pasikeitė tyliai mum nepastebint. Trečias dalykas, kas pasikeitė mum nepastebint, tai šiandien dienai vis mažiau galvijų ganosi pievose, galbūt teko pastebėti. Man keletą kartų važiuojant iš Vilniaus į Alytų, iš Vilniaus į Kauną arba į Klaipėdą, vieną kartą skaičiavau, kiek karvių ganosi lauke. Tai buvo labai nuostabu pamatyti nuo Vilniaus iki Alytaus tame atstume 8 karves. Ir aš suskaičiavau, kad jos buvo 4 ūkiuose. Tai reiškia, per tą 100 maždaug kilometrų atstumą buvo 4 ūkiai, kurie karves laikė laukuose. Kur dingo visi tie ūkiai? Kur dingo tos karvės iš mūsų pievų, kurios maitinasi žole? Jos niekur nedingo, jos yra, tik jos yra uždarytos fermose, uždarytos tuose angaruose, tam, kad gautų pašarus.
Kai karvė gauna pašarą vietoj žolės, o pašaras susideda iš kukurūzų, sojos, saulėgrąžų ir aišku kviečiai įeina ir žolė ta pati. Kai susideda iš augalinės kilmės pašarų, kuriuose taip pat yra tas omega-6 per didelis kiekis, pas mūsų galvijus per didelis kiekis atsiranda šitų riebalų, rūgščių, jų kūne, jų produktuose, tai yra pas vištas, tiek ir pačioje mėsoje, jeigu mes valgom vištieną, tiek ir kiaušiniuose, jeigu valgom kiaušinius, arba jeigu mes valgom konditerijos gaminius su kiaušiniais, tai tuose gaminiuose irgi tokiu būdu atsiranda tos maistinės medžiagos. Taip pat pieno produktuose, sūriuose, varškėse, svieste ir visur kitur. Taip kad taip nepastebint mum iš natūralaus maitinimuose, kai vištos ganėsi ant pevelių ir valgė sėklytės, augaliukų, žolytės ir kirminėlius, šiandien dieną jos maitinamos pašarais. Karvės maitinamos pašarais ir viską, ką mes auginam, maitina pašarais. Tie pašarai yra naudingi ūkininkui, naudingi ūkio savininkui, nes greičiau užauga tas galvijas, vadinkim taip, duoda daugiau prieaugio, pienas pasidaro riebesnis, pieno karvės duoda daugiau, visi kaip ir laimingi, visi džiaugiasi, bet mes, vartotojai, nepastebėdami savo, susikūrėme omega-6 riebalų rūgščių perteklių mūsų maiste. Ir su tuo atsirado lėtiniai uždegiminiai procesai. Tai atsirado viena iš didžiausių mūsų šiandien dienos globalių problemų visuomenėje. Ir tai nesusijusi tik su Lietuva, tai susijusi su bendruoju visuomenė visam pasauliu. Ir tai, aš manau, kad yra viena iš pagrindinių sveikatos sutrikimo priežasčių. Tai yra riebalų rūgščių disbalansas. Su šitu disbalansu ir su būdu jį patikrinti aš jau dirbau beveik 10 metų. Aš labai džiaugiuosi, kad savo gyvenime atradau būdą ištirti kraujo tyrimais, koks yra tas tikrasis disbalansas pas kiekvieną iš mūsų asmeniškai. Ir galiu prisipažinti, kad pas mane jis nebuvo idealus. Nebuvo idealus ir pas mano žmoną, ir pas mano 2 vaikus. Iš tiesų padaryta virš 12 000 testų kraujo Lietuvoje parodė, kad lietuvių disbalansas yra maždaug 4 kartus nutolęs nuo šiandien dieną Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamos kiekių, rekomenduojamos santykio. Ir tas disbalansas iš tikrųjų ir parodė, kad mes lietuviai blogąja prasme lyderiaujam širdies ir kraujagyslių sistemos ligų kiekiuose pasaulyje. Ir vieni iš pirmųjų Europoje. Ir tai yra didžiulė bėda ir manau, kad tai labiausiai reikia atsižvelgti ir labiausiai tai reikia keisti mūsų suvokime, ką mes valgom visų pirma. Ir antras dalykas tai yra, mes turime savimi rūpintis patys ir nelaukti, kol mums kažkas jau atsitiks. Mes turim rūpintis čia, dabar, šiandien, tam, kad galėtumėm pakeisti savo rytoj sveikatą. Ir kai kas iš pacientų klausia, sako, tai man jau galbūt 60 metų, gal man jau nėra tikslo čia kažką rūpintis. Iš tiesų noriu pasakyti, kad mūsų kūnas sugeba atsinaujinti nuo pat gimimo iki pat mirties. Ir nesvarbu, kada mes pradedam sveikatintis, ar mums 60, ar mums 20, ar mums 80 metų, mūsų kūnas atsinaujina. Ir mūsų tas ciklas atsinaujinimo, jisai vyksta iki pat mirties. Tai tą, ką aš valgau, tos maistinės medžiagos, ką aš valgau, iš to ir susiformuoja mano kūnas. Vienos ląstelės galbūt greičiau pasikeičia, kitos galbūt lėčiau keičiasi. Kaip kaulų struktūra galbūt užtrunka ir 10 metų, kol pasikeičia, bet kokiu atveju, nesvarbu kada pradedam, mes galime po 5, po 10 metų atrodyti geriau, jauniau, jaustis žvaliau, turėti mažiau skausmo, mažiau sveikatos problemų. Tai yra patirtis ir tai yra tikėjimas tuo, ką aš darau. Tai viena iš tų problemų, kurią aš šiandien dienai įvardinu.
Na, aišku, su maistu mes turime daugiau iššūkių ir maitinimosi iššūkių yra žymiai daugiau ir mes visuomenė, ypatingai pandemijos laikotarpiu, turime kitų problemų. Tai visų pirma, aišku, ir fizinio aktyvumo ir kalorijų suvartojimo. Tiek, kiek mes suvartojam kalorijas. Ne? Turbūt daug kas skaičiuoja kalorijas, gal kitiem jau nebesinori skaičiuoti kalorijų. Aš galiu pasakyti taip, kad bet kokiu atveju tiek, kiek aš suvalgau, kiek energijos gaunu iš maisto, tiek aš energijos turiu ir sunaudoti. Ir jeigu mano darbas yra sėdimas ir aš sunaudoju mažai energijos, dalis kalorijų po kelis šimtus lieka mano kūne, jisai niekur nedingsta. Ir jeigu mes suskaičiuojam, kiek kalorijų lieka per 365 dienas per metus, mes gaunam tikrai nemažą kiekį kalorijų, kuris susikaupia riebalų pavidalu mano kūne. Kaip jomis atsikratyti? Ką aš rekomenduoju, norintiem numesti svorio, galbūt pasikoreguoti savo linijas, tai pirmas dalykas, ką reikėtų daryti, tai yra gerti vandens. Žmonės pamiršta gerti vanduo. Su vandeniu vyksta visi procesai mūsų kūne. Be vandens procesai lėtėja. Tai vanduo yra numeris 1, ką reikėtų daryti. Aišku, reikėtų judėti, nes kai mes judam, taip pat aktyvėja ir medžiagų apykaitos visi procesai ir tuo pačiu energijos sunaudojimas vyksta didesnis, mažėja mūsų svoris, daugėja mitochondrijų, kurios sunaudoja tą energiją ir taip toliau. Tai papildomai fizinis aktyvumas dar vieną dalyką ką padaro. Mūsų kūnas gauna daugiau deguonies. Deguonis reikalinga mums taip pat kaip ir vanduo, dar svarbiau tam, kad vyktų procesai mūsų kūne. Tai vanduo ir deguonis yra 2 pagrindiniai, ko mums reikia gauti, norint numesti svorio. Trečias dalykas, ko reikėtų, tai yra susitvarkyti savo žarnyno visas funkcijas. Kadangi mes gaunam per daug cukrų ir per daug riebaluose kepto maisto, mes vartojam, sutrinka mūsų žarnyno veikla. Norint atstatyti žarnyno veiklą, reikėtų mums gauti daugiau skaidulinio maisto. Ir čia mes girdim daug daržovių, valgykit ir viskas bus gerai. Iš tiesų ne viskas taip paprasta, nes tos skaidulos yra 2 tipų. Tirpios ir netirpios. Vienos vaidina vienas funkcijas, kitos vaidina kitas funkcijas. Tai tirpios skaidulos, jos yra maistas mūsų bakterijom gyvenančiam žarnyne. Tiem gyventojam, kurie tenai daro labai didžiulį įtaką mums. Na, o netirpios skaidulos yra puikiai priemonė cukraus reguliavimui. Prilaiko tam tikrą cukraus kiekį po maisto ir reguliuoja jo išsiskyrimą į kraujotaką. Tuo pačiu labai apsaugo nuo cukraus, nuo insulino ir gliukozės apykaitos tam tikrų sutrikimų. Taip pat netirpios skaidulos puikiai žarnyno šluota, išvalanti, palaikanti tvarką, taip kaip puikiai šeimininkė savo virtuvėje valo spinteles ir išplauna indus, taip ir skaidulos, kurios yra tose daržovėse, iš tiesų, jos padaro puikią tvarką. Bet reikia nepamiršti, kad mums reikia gauti ir tų tirpių skaidulų, to maisto gerosiom bakterijom. Ir tada mūsų žarnyne tų bakterijų kiekis pradeda didėti. Ir tuo pačiu mūsų reguliuojasi balansas tos mikrobiomos esančios mūsų žarnyne. Žarnynas iš vis yra labai ilga tema, galbūt šiandien aš jos daug neliesiu, tačiau norint susireguliuoti, mums reikia nepamiršti, kad nuo streso, nuo vaistų didelio kiekio, nuo kepto maisto didelio kiekio ir nuo cukrų didelio kiekio mūsų žarnynas kenčia ir tas balansas išsibalansuoja. Dėl to mums reikia naudoti daugiau fermentuoto maisto, nepamiršti jogurto, nepamiršti kefyro, nepamiršti raugintų produktų. Tikrai Lietuvoje yra įprasta daug naudoti raugintų produktų, tikrai mes tai turėtumėm daryti. Na ir yra specializuotų papildomai fermentuotų produktų tam, kad praturtinti dar savo maistą. Visgi mes turbūt ne kasdieną valgysim ten raugintus kopūstus ar raugintus agurkus.
tai mums reikėtų retkarčiais ir daugiau to fermentuotų, specializuotų gaminių ir šiandien dienai vis jau didėja šitą savo sortimentą šitų produktų. Tai aš labai irgi rekomenduoju jų naudoti savo maiste. Taip, kartu su prebiotinėmis skaidulomis, su skaidulomis ir su fermentuotų maistu arba gerosiomis bakterijomis gyvenančiomis tame fermentuotame maiste, mes galim susitvarkyti savo žarnyno funkcijas ir tuo pačiu pagerinti ir priežiūrą cholesteroliui, kuris labai aktualus šių dienų širdies ir kraujotakos ligom, tiek ir pagerinti cukraus ir insulino apykaitą, tiek ir prisideda prie svorio kontrolės. Taip kad vanduo, deguonis, skaidulinės medžiagos ir gerosios bakterijos yra puikiai priemonė mūsų svorio kontrolė. Dar vienas dalykas, kas prisideda prie svorio kontrolės, tai yra medžiagų apykaita, tai yra ląstelė. Nes tas maistas, kurį mes suvalgom, jisai iš pradžių taip pakliūna į mūsų virškinimo visą sistemą, vėliau tos dalelės nukeliauja į mūsų kraujotaką ir kraujo pagalba išnešiojamas po visą mūsų organizmą. Tai va tas mažiausias mūsų organizmo darinys, ta ląstelė, jinai vaidina be galo svarbias funkcijas. Ir tos ląstelių sienelės, membranomis vadinamomis, jos susiformuoja iš tų pagrindinių makromedžiagų, iš baltymų ir iš riebalų rūgščių. Tai yra amino rūgštys ir riebalų rūgštys. Tai štai šitos dvi, jos turi būti subalansuotos. Mes turim žinoti, kokių riebalų rūgščių mes gaunam, mes turim žinoti, kokių amino rūgščių gaunam, tam, kad palaikyti sveikatą mūsų jau mažiausiai kūno gamyklėliai ląstelė. Ir tai yra pakankamai sunku ir tai jau be išskirtinių kraujo tyrimų mes to nepasidarysim ir nesužinosim, ar pas mus ten yra gerai viskas, ar yra prastai. Ką mes pastebėjom? Pastebėjom tokias tendencijas, kad ar žmogus yra veganas, ar jisai yra vegetaras, ar jisai yra visavalgis, ar žaliavalgis. Tikrai daug yra įvairių dietų, viena už kitą geresnių. Pastebėjom, kad bet kokiu atveju reikia duoti tokio maisto, kuris mūsų ląstelės, membranos pralaidumą tą sukurtų idealų. Tokį, koks turėtų būti genetiškai. Tai kuo mes artimiau suformuosim tuo maistu savo tą ląstelių struktūrą, tuo mums visi procesai mūsų kūne vyks geriau. Ir jeigu yra kažkokie tai jau pažeidimai, jeigu yra kažkokie tai jau lėtiniai procesai besivystantis, mes atstatę savo mityboje tas maistinės medžiagas ir pagyvenę kažkokį tai laiko tarpą, 4, 6, 7 mėnesius, 2 metus, mes sugebam po truputėlį maisto įtaką atstatyti savo ir sveikatos būklę arba pagerinti, arba pristabdyti ligą, kuri yra jau nutolusi ir pažengusi kažkur. Iš tiesų maistas tai yra ir vaistas, maistas yra ir nuodas, priklausomai kuriame balanso taške mes randamės. Galim laikytis įvairiausių dietų, bet visą laiką dieta baigėsi kažko tai. Ir dažniausiai baigėsi psichologiniu tam tikrų nestabilumu, savo prasta nuotaika, kai vis tiek mes nueinam pas draugus į gimtadienį, mes nueinam į kažkokią tai šventę, ar tai tėvų jubiliejų, ar dar kažkur. Ir vis tiek, arba mes tokie truputėlį atsiskyrę nuo savo draugų ir stovim kampe ir tipo nieko nevalgysim dabar, nes mes dabar laikomės dietos, kai kas galbūt laikosi savo, kūno linijų nori laikytis, kai kas dėl sveikatos laikosi, kad numesti svorius šiek tiek. Bet vis tiek ateina tas momentas, kai mes norim, arba mūsų vidus sako, aš noriu to, aš noriu to, aš noriu to. Ir atsitinka momentas, kai įvyksta nesusilaikymas ir mes imam ir pavalgom, kartais persivalgom. Kai mes persivalgom, vėl ateina kitas jausmas, kaltė.
kaip aš taip su savim pasielgiau, aš tiek laiko ten buvau dietoj ir laikiausi, dabar ėmiau ir neišlaikiau ir va čia prisivalgiau, persivalgiau ir vėl blogai jaučiuosi. Ir tada, tai viską mesiu ir daugiau nieko nesilaikysiu, nes jau nusižengiau viskas, ką čia dabar jau nebepadarysi nieko. Aš noriu išaiškinti vieną dalyką, kodėl taip atsitinka, labai svarbu. Ir tai yra fiziologija, kuri nuo tavęs nepriklauso. Ką reiškia nepriklauso? Ašgi pats priimu sprendimą, ką valgyti. Iš tikrųjų nėra visiškai taip tiesa. Sprendimą priimi, ką valgyti ne tu, o sprendimą priima, ką valgyti tavo gyventojai gyvenantys žarnyne. Ir priklausomai, kokį maistą mes jam duodam, tam gyventojui, nuo tokio maisto priklauso, ką jisai nori valgyti. Ir atsitinka toks dalykėlis. Jeigu mes duodam daug cukraus ir daug kepto maisto, daug riebaus maisto, tų bakterijų gyvenančių žarnyne didėja skaičius. Jie maistą fermentuodami išskiria tam tikras metabolitus, tam tikras daleles į kraują. Kraujo pagalba jos nukeliauja į smegenis ir po kiek laiko mes gaunam signalą: aš noriu valgyti. Ir patikėkit, tas signalas bus tas, kad jūs norėsite to pačio maisto. Taip yra labai lengva pamatyti su vaikais. Jeigu vaikas valgo miltinius patiekalus, ten blinelius, ar sausainukus, ar saldainiukus, 99% jo neįmanoma priversti valgyti daržovių. Nes jisai neturi arba turi labai mažą kiekį tų bakterijų, kurios maitinasi tomis daržovėmis medžiagomis esančiomis daržovėse. Ir priversti jį valgyti daržovių neįmanoma, nes čia bus prieš jo valią. Taip yra ir su žmogum. Jeigu jisai nori numesti svorio, bet jisai negali atsisakyti ten saldumynų, negali gazuotų gėrimų ar ten kažkokio tai maisto, jisai tiesiog dreba, negali praeiti pro vitriną, nenusipirkęs kažkokio tai pyragėlio su džemu ar ten su kažkokiais tai kitais pagardais, ten kremų kažkokiu tai ypatingų šokolado ar ten dar kažko, biskvito kažkokio. Tai yra tik tai dėl to, kad gyventojai gyvenantis tenai, jų kiekis toks didelis, kad jie ir reikalauja to maisto. Ir norint numesti svorį, visų pirma reikia atstatyti tų gyventojų balansą, kad atsirastų tų gyventojų, kurie nori visiškai kitokio maisto, daržovių. Ir tai yra lengvas būdas padaryti, kai tu pradedi duoti to maisto tiem savo gyventojams, tų skaidulinių prebiotinių medžiagų pradedi duoti. Ir dar labai gerai, kai tu praturtini savo maistą tom fermentuotų maistu, kai tavo maiste atsiranda daugiau tų bakterijų ir jos įsitvirtina. Fantastinis greitas būdas atsikratyti noro valgyti tų produktų, kurie yra tikrai netinkami mūsų maiste. Ir tai yra lengva padaryti, tik reikia žinoti. Su vaikais truputėlį sunkiau, su vaikais reikia gudrauti. Ir yra parsiduoda tam tikri jau pagaminti prebiotiniai produktai arba tiesiog atskirai prebiotikai, kuriuos mes įmaišom į maistą. Ir kartais man tenka dirbti ir autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais, kurie labai išrankus maistui. Tai tiesiog į maistą galima sugudravus paslėpti tas maistinės medžiagas, kurios labai tinkamos mūsų žarnynui ir po truputėlį atsiranda noras valgyti kitokį maistą. Tai čia yra su ta problemėle, kai mes norim numesti svorio. Dar vienas dalykas, ką pastebėjau su svorio numetimu. Kai mūsų maiste trūksta mikromedžiagų, tai yra medicinoje vadinamas B tipo badavimas. Kai kalorijų yra daug, mes valgom daug angliavandenių, daug cukrų, daug ten riebalų, visko, makromedžiagų mes gaunam, bet mikromedžiagų tenai nėra. Tada mūsų ląstelės susiformuoja jos tokios uždaros, pralaidumas sutrinka, medžiagų apykaita per pačią ląstelę sutrinka ir jeigu žmogus dar neduoda to maisto, kuris gausus yra mikromedžiagomis, jo kūnas badauja ir tai vadinasi B tipo badavimas. Tai A tipo badavimas, kai negauni kalorijų apskritai, tie vaikučiai Afrikos su išpūstais pilveliais ar kitų šalių, kur labai skurdžiai gyvena ir negauna maisto, o kurie gauna daug kalorijų, tai išsilavinę žmonės,
išsivyščiusiose šalyse gyvenantys žmonės, kurie turi verslus, kurie dirba sėdimą darbą, kurie gauna daug kalorijų, bet mikromedžiagų tame maiste yra trūkumas. Tai yra B tipo badavimas. Ir tokiam žmogui numesti svorio irgi labai sunku. Tai vat pastebėjau, kad tam žmogui reikia duoti mikromedžiagas. Prie viso to, ką aš papasakojau, vanduo, deguonis, skaidulinės medžiagos, prebiotinės medžiagos ir papildomai duoti dar ir mikromedžiagas. Tik svarbu, kad ta ląstelė jas priimtų ir jinai gautų jas. Tai tokia kombinacija priveda žmogų prie to, kad jisai būna sotus, jo gyventojai pasikeitę, jisai gauna savijautą puikią, taip keičiasi jo savijauta, keičiasi jo sveikata. Išbandyk. Tai padeda.